Sveiki, eBay kolegos. Seniai nebendravom, seniai nedariau video, nors buvau pasižadėjęs, jog šiais metais darysiu jų daugiau. Neištesėjau pažado, kaltas niekaip nepavyko. Tikėkime, kad kitais metais bus daugiau video ir bus daugiau apskritai kontento social medijai. Tai teko lankytis eBay ofise prieš grubiai 1,5 mėnesio ir Facebook grupė eBay Lietuva. Paprašiau jūsų užduoti tam tikrus klausimus ar pasidalinti savo tam tikrom situacijom, iššūkiais, apie ką galėčiau pabendrauti su eBay grietinėlė. Tai yra su pakankamai aukšto rango, aukštų pozicijų organizacijoje žmonėmis. Tai tą ir padarėm ir parnešu atgal jums feedbacką, ką pavyko aptarti, kokių naujienų pavyko gauti. Kažkiek daugiau aiškumo noriu įnešti į tam tikras temas, kurios ypač pastaruoju metu yra visiems aktualios ir jautrios. Tai pradėsiu nuo pakankamai toli, turbūt labai toli, tai pradėsiu nuo Prahos. Labai fainas miestas, švarus, gražus, žalias, tai Praha paliko ir čia kiek gerą įspūdį. eBay ofisas irgi gražus, pats ofiso vidus, tai pakankamai standartinis, ką mes čia turime ir Lietuvoje, bet tikrai įspūdingas pats ofisų kompleksas, kur įeini ir viduje holas toks. Įdėsiu gal video, bus lengviau suprasti, apie ką kalbu, tikiuosi, kad video perteiks tikrai tą įspūdingą vaizdą, toks kaip sodas atrodo viduje ofisų to kompleksas sukurtas, bet ne apie tai. Tai eBay turėjo visada keletą ofisų, kurie valdė kelis skirtingus regionus. Tai atmetam mes, aišku, ten Ameriką, Vokietiją, taip toliau, čia didžiosios šalis, nelabai mums aktualu, nelabai mes patenkam tarp tų šalių pardavėjų, bet lieka visos kitos šalis, kurios neturi savo eBay galūnės, tai pavyzdžiui, ebay.lt nėra, vadinasi Lietuva patenka į tą šalių sąrašą, eksporto šalių vadinamų, ar ten kokį nors, nežinau, ebay.in Indija irgi nėra tokio kaip ir domeno. Tai visos tos šalis, kurios neturi savo eBay domenų, jos yra eksporto šalis ir visom jom apdorot būdavo keli skirtingi skyriai. Tai vienas skyrius rūpindavosi Indijos regionų, kitas skyrius Pietryčių Azijos ir trečias skyrius rūpindavosi likusiam šalim. Tai į kurias įeina ir Rytų Europą, Vidurio Europą, ten Balkanai, Baltijos šalis, Skandinavijos šalis ir taip toliau. Ir būdavo visiems tiem pardavėjam priimami, tų rinkų pardavėjam priimami kažkiek skirtingi sprendimai, skirtingi traktavimai. Kas įvyko, jog dabar viskas apsijungia. Ir vietoj tų kelių skirtingų komandų, kelių skirtingų skyrių, viskas patapo viena komanda. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ir sprendimai, kurie yra diegiami, jie yra diegiami iškart visiems. Ir paliečia visus. Tai pavyzdžiui, BBA ir ANR procentai, kas yra pakankamai dabar turbūt jautriausia, netgi sakyčiau, tema pastaraisiais metais, tai tikrai. Tai jie irgi galbūt nebūtinai dėl lietuvių pardavėjų, ar ten kokių nors bulgarų, izraeliečių ir panašiai. Tokių priemonių reikėjo imtis, bet kadangi mes esame visi vienam katile, tai visiems šitas dalykas ir buvo implementuotas. Kas dar nežinojo, BBA ir ANR ten neturi, pavyzdžiui, vokiečiai pardavėjai, amerikonai ir taip toliau, kurie turi savo galūnės. Tai dėl ko apskritai atsirado BBA ir ANR? Dėl to, kad iš visos eBay organizacijos labai aiškiai tą blogą pirkėjo patirtį kūrė būtent eksporto rinkos. Taip rodo duomenys. Daugiau atneša blogų transakcijų, blogos patirties ten ne amerikiečiai pardavėjai, ne britai, ne vokiečiai ir taip toliau, o būtent eksporto šalis. Ta galima suprasti, nes grandinė visa yra tiesiog ilgesnė ir labiau komplikuota, kada tu siunti ne vietoje, ne vietinėje šalyje, o kada tu siunti iš vienos šalies į kitą. Tai prasideda muitų niuansai, prasideda pasimetusios siuntos, prasideda tam tikri iššūkiai, kaip teisingai apskaičiuoti kainą siunčiant į Ispaniją,
kai tau, pavyzdžiui, nuperka netyčia ne iš ten Madrido ar Barcelonos, bet nuperka iš kokį nors Kanarų salų, kur iškart viskas apsunkėja, prailgėja, o tu juk taisyklę savo siuntimo nusirodėjai bendrai. Į Ispaniją tu neina išskirti ten tų Kanarų salų ir kažkokį didesnį tarifą uždėti ar siuntimą ilgesnį. Tai tokių visokių pavyzdžių yra, tai visi sutinkam ir suprantam, kada mes siunčiam iš vienos šalies į kitą, tai yra labiau komplikuota negu siūsti vietiniai rinkoje. Tai kažkiek tai yra natūraliai suprantama, bet vis tiek tie skaičiai netenkino eBay vadovybės, akcininkų, nežinau, žodžiu, tų, kas priima jau ten tikrai sprendimus ir diktuoja strategiją. Ir buvo nuspręsta imtis kažkokių griežtų priemonių. Daug metų buvo bandomi įdiegti įvairūs kontrolės metodai, kurie niekada nesuveikdavo, net neždavo rezultatų. Iki kol įdegė BBA ir ANR. Žinau, kad nuo jo skaudo daugam, žinau, kad jisai yra nedadirbtas iki galo, su tuo sutinka ir eBay, bet tik dabar, po daug metų, eBay pamatė, jog tai pagaliau yra sprendimas, kuris veikia. Kad tos blogos transakcijos, bloga pirkėjo patirtis, jinai tikrai mažėja. Ir kadangi jie mato tos pozityvius skaičius, jie žino, kad tai veikia, jie žino, kad dalį ir gerų legit sellerių jie nukilina, bet kol tai veikia, jie linkia kažkiek adaptuoti, keisti, bet iš esmės tikrai nelinkia paimti ir ten kaip nors nutraukti šitą iniciatyvą ar panašiai, nes jinai po daug metų pagaliau veikia. Vėlgi, nepaslaptis ir tą pasakė tiesiai šviesiai, blogų pirkėjo patirčių daugiausiai sukuria pardavėjai iš Indijos. Galbūt vėlgi dėl dar labiau komplikuotos, nežinau, tiekimo grandinės ar apskritai logistikos, neįsivaizduoju dėl kokių priežasčių, bet data rodo, kad jie atneša daugiausiai problemų. Tai sakytumėt, tai galėjo tiesiog indam ir uždėti tą atnaujinimą BBA, nėra tą kontrolės metodą, bet atsiminkit, ką sakiau pradžioj. Dabar visos tos šalis yra po vienu skėčiu. Tai jeigu daromas kažkoks pakeitimas, daromas visiems. Buitiškai labai paaiškinant, yra klasė su 30 mokinių, 2 mokiniai daro nesąmonės, dėl tų 2 mokinių baudžia visą klasę ir visi ten turi, nežinau, pasilikti po pamokų, daryti daugiau namų darbų ir panašiai. Tai turim tokią situaciją, dėl ko galbūt ne dėl savo kažkokių didesnių klaidų, o daugiau dėl klaidų kitų regionų pardavėjų, tai paliečia ir mus. Bet čia nieko nepadarysi, yra kaip yra. Su kuo eBay sutinka ir ką aš bandžiau eBay nupasakoti, kad tikrai trūksta dar tokių spragų ištaisimo šitose politikose. Kaip pavyzdį daviau, mane kontaktavo 10 metų prekiaujanti įmonė. Sako, čia mūsų šeimos versliukas, tai nėra pagrindinis verslas, tai toks dasidurt, side hustlas. Ir mes ten gintaro gaminiais prekiaujam 10 metų, jokių problemų neturim ir čia mus dabar dėl BBA uždarė. O ten situacija, kad tiesiog sukrito į vieną nedidelį laiko periodą 2 grąžinimo bylos, kad kažkas negerai su preke ir vienas neigiamas ar neutralus atsiliepimas. Tada hitino minimalų skaičių 3 transakcijų ir kadangi užsakymų yra nedaug, tas procentas 3 transakcijų buvo labai didelis. Tai jeigu mes padarom 10 pardavimų ir 3 blogos transakcijos, tai iškart 30%, ir ten aišku, tas mūsų procentas viršyje tada visus ten rinkos vidurkius, ir mums iškart kapiec. Tai tas buvo ir šitam pardavėjui ir įsivaizduoju, 10 metų nepriekaištingai dirba ir tada paukšt nukerta viską ir nieko pardavėjas negali padaryti, nes jisai nėra managed pardavėjas. Tai nėra jokio funkcionalumo, kad nuimtų tą BBA ir sustabdė paskyrą ir viskas. Tai jie supranta, kad tokių visokių dalykų yra, kuriuos reikia tobulinti. Ir tos tobulinimus iš tikrųjų įgyvendina, tik nežinau, kodėl juos įgyvendinę viešai nepakomentuoja, nes tai jiems būtų naudinga tą komunikaciją turėti. Tai kaip pavyzdys galėtų būti, jog mes birželio mėnesį, turbūt dar šiais metais turėjom irgi susitikimą, sėdom prie stalo, aptarėm viską ir tiek pardavėjai, tiek aš pasidalinom
įvairiais skausmais. Tiek kiti pardavėjai, tiek aš turiu omeny. Ir vienas iš skausmų buvo, kad vertinant BBA ir Ryanairą, jie mesdavo į vieną, reiškia, kibiriuką tiek naudotų prekių pardavėjus, tiek naujų. O tai visiems yra akivaizdu, jog jeigu tu nupirkai 100 naudoto iPhone'ų ir 100 naujų iPhone'ų, kad tikrai didesnis procentas grąžinimo bylų ir daugiau problemų natūraliai kils, kai tu parduodi naudotus. Tai čia vėlgi no-braineris. Tai tas pats buvo su auto dalim ir panašiai, tai yra tiesiog naudoti daiktai, yra turintis daugiau kompleksiškumo, tu negali jų lyginti su naujais daiktais ir tu negali tų pardavėjų lyginti ir išvedinėti vidurkį, nes jisai naujiems, kas pardavinėja naujus, jisai bus ok, vidurkis bus, sakykim, tau duodantis daugiau laisvės ten klaidai, tiem, kas pardavinėja naudotus, tai automatiškai jie kenties. Tai pavyzdžiui, tą dalyką išsprendė. Dabar jau tikrai yra lyginama, ne tik pardavėjo profilis, kaip ten siuntimo terminai, business policies, kokie nustatyti, ką pardavinėja, iš kur pardavinėja, kokia vidutinė pardavimo kaina yra, kada jie parenka tos vadinamus piersus. Bet taip pat su kiekviena kategorija žiūri, kad lyginti naują daiktą su nauju ir naudotus su naudotais. Tai šitą pataisę, taip pat, kas atidžiai stebit naujienas ir gaunate e-mailus iš eBay ir skaitot juos gavę, tai pratęsė Ryanairo periodą, kurį vertins, kad eliminuoti, ir čia beje nutiko po mūsų susitikimo, tai nežinau, gal kelias savaitės kaip praėjo. Tai čia yra būtent tam, kad eliminuoti tos tokius trumpus periodus, kai kažkas tau atsitinka per trumpą periodą, negerai, tiesiog blogas taimingas. Nesukrito korta ten toj savaitėj ir iš karto tas procentas didesnis, nors tu visą kitą laiką dirbai nepriekaištingai, ten kad ir N metų. Tai kad tokių dalykų išvengti jau tą biškį periodą pratęsė. Ir toliau tobulės, kaip jie sako, daugiau to intelligence reikia pridėti į būtent tas BBA Ryanair politikas, kad jos funkcionuotų, sakykim, sąžiningiau. Kur yra irgi didelė problema, kad funkcija tau pasiteisinti, kodėl tu turi Ryanairą didesnį tą procentą ar BBA, yra tik tokia atveju ir funkcijas turi tik tie, kas turi priskirtus vadybininkus, agentus, arba eBay terminais account managerius. Tai jeigu mes neturim account manager, mes net neturim jokios galimybės pasakyti, kad galbūt ten yra kažkokia neteisybė, galbūt 3 iš 3 ten tų bylų ar 10 iš 10, kur mums iškėlė, iš tiesų prekės buvo pristatytos ir išsiųstos ir pristatytos laiku ir čia ne mano kaltė. Tai jeigu mes neturim account managerio, negalim jokiais būdais tos problemos išsispręsti ir parodyti, kad čia yra neteisybė ir kad jūsų nenubaustų. Dėl to, kad paprasčiausiai paprastas customer services neturi funkcionalumo jokio apylinti šitą problemą. Funkcionalumą tą turi tik tai account manageriai ir tik jeigu jūs esat jų sąraše paskirų, kurios jiems priklauso ir dėl kurių jie stengiasi, ten kontaktuoja, kurioms paskiroms padeda ir panašiai. Todėl dar kartą, jeigu gausite skambutį, ar tai būtų iš lietuvių, kur pristatytų, kad skambina iš eBay, ar ten būtų latviškas numeris, ar tai būtų iš Indijos žmonės, ko dabar tikrai padaugėjo, kada susijungia tie skyriai ir tikrai indų daugiausiai dabar yra iš visų ir jų yra account managerių, yra daug ir panašiai. Tai nenumokit ranką, nenuignoruokit, nebandot ten jūsų paskemint, galit man parašyti, visada aš galėsiu jums patikslinti, ar tai tikrai neskemeris, o žmogus iš eBay ir palaikykit bendravimą, kad liktumėt tarp managed paskirų, nes jeigu nebūsite managed paskiroj, tai tiesiog neturėsite opcijos gauti jokios apsaugos, jeigu kažkas nutiks ne taip. Tai nuo kitų metų yra planai, jog ir nemanaged paskiroms eBay turėtų jau įdiegti kažkokius tai atnaujinimus, nieko pažadėti negaliu, nes ir man negalėjo pažadėti, nes ten yra pakankamai, aš suprantu, kompleksiška, ten viskas tvarkyti, gauti patvirtinimus, bla 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 bla, didelė organizacija kaip bebūtų,
Bet toks planas yra. Pirmas ketvirtis kitų metų, kad turėtų opciją ir nemanage paskyrom, kad jos galėtų kreiptis ir apylinti dėl Ionero ir BB. Iš tokių įdomesnių dar naujienų, ką pasakė, kas irgi buvo rezultatas mūsų birželio mėnesio susitikimo, kad jeigu mes neturim feedback revision requestų likusių ir mes sutarėm su pirkėju, kad jisai sutinka, jog eBay panaikins blogą atsiliepimą, išsisprendėm problemą. Nežinau, gražinam pinigus, susitarėm, žodžiu, padarėm viską taip, kad pirkėjas yra happy ir jisai nori panaikinti atsiliepimą. Tai eBay Customer Services, kada kreipiamės, turėtų tą žinutės perskaitęs tą neigiamą atsiliepimą ištrinti. Tai anksčiau būdavo tas dalykas, tada jisai dingo ir tada vėl, kada po birželio mūsų susitikimo jie pažiūrėjo, kas ten buvo diskutuota ir šnekėta, vėl tą dalyką atgaivino. Tai jeigu turėsite tokių situacijų, drąsiai kreipkitės į Customer Service, jeigu atrašys, kad negalim, tai pushinkit stipriai, nes galbūt jie ten, nežinau, tie, kas atrašė, taip nėra informuoti ar panašiai. Koks dar niuansas galbūt liūdnesnis, tai dėl B2B pardavimų. ES trūksta to eBay funkcionalumo, kad aš kaip įmonė galėčiau pirkti iš kitos įmonės per eBay ir gauti nulinį PVM. Trūksta to funkcionalumo ir galimybės dėl to, jog pardavėjai neturi opcijos išskirti dviejų skirtingų kainų, ar eBay ten neapskaičiuoja to irgi, kad kaina su PVM ir kaina be PVM, jeigu tai yra PVM numerį turintis pirkėjas. Tai 3 metus kaip minimum dėl tos problemos vis šnekėdavom ir vis primindavau ir tik dabar ten tikrai buvo dasikasta giliai ir ten ėjo ir šnekėjo ir bildino tą keisą ir bandė pristatyti ir aiškinti, žodžiu, tiems, kas atsakingi, bet amerikietiška kompanija yra amerikietiška, nieko nepadarysi, jiems tos rinkos yra svarbesnės ir dėja, bet šiai dienai nėra niekur jų planuose ir roadmap'e, kad tą dalyką tvarkyti, nes jisai reikalauja, aš kaip suprantu, labai daug pakeitimų pačiam produkte ir tie pakeitimai, žinant, kad tai yra dinozauras platforma, 25 metai virš vis dėlto labai seniai pastatyta, tai tie pakeitimai yra sunkiai daromi ir kainuotų daug resursų, būtų labai jautrus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir matyt, kad nėra kažkokių paskaičiavimų, kad jie tikrai atsipirktų ir tas B2B sektorius suneštų daug pinigų. Tai, žodžiu, artimiausių metų nebus, kas man čia yra turbūt tokia viena skaudesnių žinių, nes vėlgi eBay tokiu atveju atiduoda praktiškai visą B2B rinką kitiems marketplace'ams ar apskritai kitiems e-shopams. Yra labai daug pardavėjų, kurie natūraliai, kadangi jie parduoda per eBay, tai jiems būtų kur kas paprasčiau ir lengviau toj pačioje ekosistemoje ir pirkti produkciją. Ir mes turim labai sėkmingą bulgarą pardavėją, kuris dažnai gauna apdovanojimus iš eBay už gerus rezultatus. Jisai sako, už 300-400 tūkstančių darau pirkimų visada per metus, nes įmoniai reikia kažkokios produkcijos ir vis reikia pirkti ir viską daro ne per eBay, viską daro per Amazoną, dėl to, kad eBay neturi B2B funkcionalumo. Dėl to, kad tu nupirksi, tada, tu gali rašyti pardavėjui, kad aš PVM mokėtojas, jūs PVM mokėtojai, tai darykit dalinį pinigų gražinimą ir išrašykit sąskaitą su nuliniu PVM, bet jūs jau iš mano tokio tono supratot, kiek tai yra papildomų žingsnių, tai tiesiog nepatogu, tai žmonės renkasi daryti tai, kas yra paprasčiau ir patogiau. Tai čia liūdnos naujienos, dar pakeliam temą dėl returnų, tokių, kad ten kažkas grąžino prekę, ne visai tokios būklės kaip ir gavo, ar ten pažeista pakuotė, ar pati prekė buvo panaudota ir taip toliau, ir ką daryti, kai ten pirkėjai manipuliuoja ir taip toliau. Nėra čia sprendimo ir tiek. Ir jo nebus. Nebus niekada marketplace'as kaip teisėjas, kuris turės tiek resursų, kad inspektuoti kiekvieną tokią situaciją ir nuspręsti jau tikrai teisingai. Žiūrėkit, kaip pas mus vyksta kažkokie tai ginčai teisiniai, kartais kiek metų užtrunka. Tai čia tas pats. Pirkėjas sako, kad
pardavėjas padarė kažką negero, pardavėjas sako, kad pirkėjas meluoja. Ir kaip dabar žinot, kuris yra teisus. Na ir ten tam lūpė užstriau ir kaip sakyt, mes užstringam. Kai yra brangesnės transakcijos, man atrodo, virš $700, tai tokiu atveju, įsijungia daugiau ten jau to, sakykime, sveiko proto kriterijų ir tikrai giliau pažiūri, labiau painspektuoja visą situaciją ir labiau pasigilina, bet kas prekiauja mažesnių krepšelių, kas yra absoliuti dauguma, tai tiesiog reikia suprasti, kad tokiais atvejais bet koks pardavimų kanalas, bet koks marketplace'as bus visada labiau šiek tiek pirkėjo pusėje ir tai yra part of the game. Tokių pilkų visokių situacijų bus, nieko negalima čia padaryti, yra kaip yra ir susitaikykit su tuo. Tai kitais žodžiais tariant, ta tema nieko naujo. Tai va, turbūt tokie būtų pagrindiniai akcentai, tai norėjau paminėti apskritai dėl kodėl daugiau indų dabar yra vadybui, kas su jumis bendrauja, kodėl įvyko visi BBA ANR-ai, kodėl galbūt ne dėl lietuvių kalties tai įvyko, o labiau dėl kitų šalių pardavėjų, kaip galima išspręsti, kaip negalima išspręsti, kokie laukia pokyčiai, kokie nelaukia pokyčiai, nors buvo labai laukti. Ir bendrai tai tiesiog norėčiau pasidžiaugti, kad akivaizdu, jog tai nėra tuščios kalbos, apie ką mes bendraujam su eBay, tiek kiti pardavėjai, tiek aš, kada turim įvairius susitikimus. Ir nebėra taip, kaip galbūt būdavo anksčiau toks pojūtis, jog tu pasikalbi, jokių pasikeitimų neįvyksta ir kitais metais vėl kalbė apie tą patį. Dabar mes pakalbėjom birželio mėnesį, tada mes spalio pradžioje susitikom ir kaip minimum 2 dalykai jau buvo implementuoti vien dėl to, kad mes birželio mėnesį apie tai pakalbėjom ir gebėjom iškomunikuoti eBay, kad tai tikrai nėra ten, sakyt, teisinga, kaip dabar yra tam tikri dalykai traktuojami ir daromi ir panašiai. Tai aš happy, kad pokyčiai vyksta, tikėkime, kad jų bus daugiau, tikėkime, kad jie bus greitesni ir tikėkime, kad tikrai bus daugiau sveiko proto kriterijų įdiegta būtent į ANR ir BBA, kas yra dabar fucking madness. O visiems, kas su tuo straglina ir bijo, tai tiesiog iškart duodu workaroundą, didinkit transakcijų kiekį ir tiek. Padarykit kažką po 1 eurą, nežinau, pardavinėkit receptus, prašykit, kad draugai nupirktų ten 10 skirtingų daiktų su 10 skirtingų transakcijų, atsimėtysi tos pinigus, pakelsi truputį tą savo transakcijų kiekį, tai viena kita bloga transakcija procentaliai nebus jau toks didelis blogis, kaip galbūt yra dabar. Ačiū uždėmesį, iki kitų susitikimų, lauksiu klausimų, komentarų, jeigu tokių turėsit ir tikiuosi, kad daugiau pavyks man čia tų video padaryti. Čiau.